tiesų šis seminaras atnešė, manau, daug naudos ir sudėliojo tam tikrus taškus, nes pati dalyvavau apskrituose staluose, ten, kur iškilo daug klausimų. Ir atsakymai turbūt pagrindiniai yra tie, būtų kaip identifikuoti šeimas, kuriam reikia pagalbos, kad mes šeimose ne tik intervenciją atliktume, bet ir kaip atlikti tą prevenciją. Tai yra, kas ir buvo dabar daug kalbėta, apie tarp institucinį bendradarbiavimą, kaip yra svarbu pajungti visas organizacijas, turiu minty ir sveikatos įstaigas, ir ugdymo įstaigas, kad jos žinotų, į kur reikia kreiptis ir kaip tas problemas spręsti, kai jas pamato. Tai tų komandų sukūrimas, tai būtų tas toks atsakymas įstaigom, kurios ateina su problemom, kad yra problema ir mes ją galime spręsti, pasijungdami įvairias institucijas ir kalbėdami apie konkrečią šeimą ir teikdami pagalbą konkrečiai šeimai. Tai turbūt iš šio seminaro tai tuos pagrindinius dalykus ir išsineščiau, kad turim tikslą turėti bendrą strategiją ir kartu bendradarbiauti, neiškeliant tam tikrų organizacijų virš kitų. Turbūt tiek.